Visi turi svajonių namus, tai mes stovim prie mūsų šeimos svajonių namo. Svajonių namas būtent kaimo vietovėje šiuolaikiškas, modernus ir, kaip aš sakau, kabutėse skandinavas, piktas namas. Rinkomės tarp skalūno ir fibrocemento plokštelių. Skalūnas pasirodė per sunkus. Plokšteles ėmėm dėl to, kad fasadas neturėtų tokių didelių apkrovų ir atrodo ilgamžiškiau jisai laikys. Meistras labai geras, prasiskambino, kas būtent dirba su cedraliu, tai berods apie Šiaulių kraštą būtent kas deda. Tai pasidarius tam tikrus trafaretus, pasibandžius dėti stogo dangą, grubiai per 7 darbo dienas buvo 300 kvadratų, tai yra 2 plokštumos padarytos. Tai paskui, kai padarė, sako, pradžia buvo sunki, didelės akys, daug baimės, o toliau rezultatas kalba pats už save. Kas labai man gražu, kaip užsidengė stogas, pasidarė sienos, kada šviečia saulė, yra debesuota, labai gražiai žaidžia namo fasadas. Tai tikrai įspūdingas produktas, kuris šiai dienai tikrai man patinka ir ne vienam žmogui rekomenduoju.